Sveiki gyvi! Šiandien su jumis ir vėl Starfish Academy idėjų rubrika, kurioje mes dalinamės savo veiklos užkulisiais, o taip pat praktinėmis idėjomis, kurios gali būti naudingos jūsų verslo veikloje arba investavimo veikloje. Šį kartą norėčiau pakalbėti šiek tiek apie tai, kaip mes siekiame formuoti komandą ir išlaikyti komandos narius motyvuotus, bet tuo pačiu ir žaidžiančius pagal tas pačias žaidimo taisyklės. Žinoma, ko gero jums tekę girdėti ne kartą apie tokius dalykus kaip komandos vizija, misija, tą mes irgi žinoma turime. Tačiau esminis dalykas, kas mano galva padeda mums išsilaikyti komandoje su motyvuotais nariais ir taip pat pritraukti ir naujų narių, yra garbės kodeksas. Tai yra taisyklių rinkinys, kuris yra sukurtas ne mano verslo partnerio, bet mūsų komandos kartu, išdiskutuotas ir visi tas taisyklės žino, ką kiekvienas punktas reiškia ir taip pat žino, kaip to garbės kodekso punktų reikėtų laikytis ir prižiūrėti, kad kiti kolegos taip pat darytų tą patį, tai yra laikytųsi šių taisyklių. Ir žinoma, labiausiai tas garbės kodeksas jisai reikalingas yra tuomet, kai atsiranda tam tikri emocijų pakilimai neplanuoti, kai veikloje kažkas tai veikia ne taip, kaip jūs planavote, kai atsiranda kažkokia trintis arba pykčiai. Ir štai tuomet garbės kodeksas padeda jums emocijas patraukti į šoną, išlaikyti komandą toj pačiai krypty, kurią esate nusimatę ir padėti vieni kitiems veikti efektyviai. Tad kaip jūs galėtumėte susikurti tokį garbės kodeksą ir savo komandą, apie tai verta pagalvoti. Ir čia kviečiu kaip tik ir pasidomėti vienu iš mūsų kursų, tai yra online 2 valandų dirbtuvėmis, praktinėmis dirbtuvėmis, kurių metu jūs galėsite kaip tik susikurti tokį kodekso pagrindą patys, kartu su manim, aš parodysiu, kaip tai daryti, na ir žinoma, po to grįžę į savo komandas jau galėsite jį pabaigti ir taip pat apmokyti juos, kaip galėtumėte užtikrinti, kad šio kodekso būtų laikomasi. O mes susitiksime su jumis kitose Starfish Academy idėjų rubrikos video.